Na ir kita dažna problema, dėl kurios kreipiasi pacientai, tai yra plaukų slinkimas ir plaukų retėjimas. Plaukų slinkimas dažniausiai pasireiškia moterim. Pirmiausia, ką mes darome, tai atliekame kraujo tyrimus. Na ir dažnai nustatome, kad visgi yra sumažėjusi geležies koncentracija ir tam, kad sumažėtų plaukų slinkimas, mes parenkame tinkamas priemonės, na ir taip pat atstatinėjame kraujo rodiklių pakitimus. Na, o vyrai dažniausiai kreipiasi dėl to, kad pastebi plaukų retėjimą arba plonėjimą. Tai yra kita priežastis, ji yra susijusi dažniausiai su hormoniniais pakitimais, esant genetiniam polinkiui, stresui ir aplinkos veiksniam, plaukas pradeda plonėti. Tokiu atveju skiriamas prevencinis gydymas, tai gali būti ir tepami vaistai, kiti vaistai gali būti geriami. Kai kuriais atvejais, jeigu jų plaukų folikulai yra sunykę, tai mes tiesiog jau rekomenduojame atlikti ir plaukų transplantaciją. Taip pat galima kombinuoti ir su injekcinėmis procedūromis, taip pat PRP arba plazmos terapija, bet vėlgi visos procedūros yra parenkamos individualiai, pamačius pacientą ir pasikalbėjus, kokie paciento lūkesčiai ir kokie norimi pasiekti rezultatai.